Sveiki draugai, mes turim tikslą aplankyti 30 Lietuvos vandenlenčių parkų per 10 dienų. Taisyklės yra labai paprastos, per dieną aplankyti 3 vandenlenčių parkus, juose praplaukti ir gerai praleisti laiką. Tai paskutiniame epizode aplankėm Rokiškio vandenlenčių parką. O dabar važiuosim į 9 jau kelionės parką, tai pabaigti 3 mūsų kelionės dieną. Parko dabar negaliu atskleisti, sužinosiu truputį vėliau, o mes keliaujam, nes orai šiandien labai permainingi. Kaip jautiesi? Gerai, 3 diena jau organizmas jaučia, kai kurie raumenys jau yra įsitempti labiau negu turėtų būti. Tai ypač mentis biškį dešinė, bet bendrai žiūrint, tai labai gerai, nuotaika labai gera. Su eidipozu labai švelniai riedam per perliukus ir keliaujam į kitą parką. Tai negaliu skusti, gyvenimas atrodo nuostabus ir reikia mėgautis tuo, ką dabar veikiam. Nes kelionė tikrai labai smagi, sutikom jau dabar daug smagių žmonių įdomių, aplankėm daug parkų ir plaukėm ant labai daug skirtingų figūrų. Tai visą tai džiugina ir tiesiog reikia pamėgautis. Tai jau 3 diena keliaujam su eidipozu po Lietuvą, po veik parkus. Ką po 3 dienų važinėjimo su eidipozu, ką gali pasakyti apie jį? Labai patogu važinėti po veik parkus, nes gali labai patogiai susidėti visą įrangą. Tikrai vietos labai daug ir gali nesukti galvos dėl to. Ja, ypač mes, kuomet filmuojam ir 3 parkus per dieną važiuojam, tai reikia tą įrangą susidėti, išsiimti. Tai aš neįsivaizduoju tinkamesnės mašinos negu eidipozas, nes mes nesam nusileidę tas galinės sėdynės ir visą galą naudojam būtent įrangos laikymui. Ir tai, kad tu gali atsidaryti šoninės dureles, gali atsidaryti bagažinę ir pasiekti visą įrangą iš esmės iš 3 pusių, 4, jeigu dar procesą norėsi praleisti. Tai tas labai, aš neįsivaizduoju jokios tinkamesnės mašinos, ypač jeigu imant mūsų turimas mašinas, tai ten būtų kalnas iki lubų įrangos, o dabar yra daug vietos, galim net pasidėti įrangą, kad jinai pradžiūtų važiuojant. Tai bent jau mane asmeniškai labai džiugina eidipozas. Plius realiai mes nuo Veikvėjaus iki Zarasų pravažiavom su vienu pakrovimu. Tai yra 400 km vienu pakrovimu. Tai mes 2 dienas pravažinėjom. Ir taip, po 2 dienų buvo likę dar 25% baterijos, kas būtų mums teikę dar 100 km. Ačiū Autojutai, nuostabus automobilis. O kadangi 3 diena eina į pabaigą, taip pat galima pakalbėti jau ir apie parką. Paskutinį šios dienos parką, 9 mūsų kelionės parką. Tai yra Veik Pond Anykščiuose. Veik Pond Anykščiai man įsiminė yra tuo, nes tai yra parkas, kuriame aš pirmą kartą pervažiavau per boksą. Tai buvo parkas, kuriame aš pirmą kartą važiavau per figūrą, sėkmingai važiavau per figūrą, reikia paminėti. Tai man yra tas toks biškai sentimentalios vertės, nes tai buvo vienas iš pirmesnių parkų mano aplankytų jau tais 2014-2015 metais. Tai po Veikspoto sekantis parkas buvo Veik Pondas. Tai plius, kas man labai įsiminėjusi, tai prieš kurį laiką, praeitą, man atrodo, sezoną ar užpraeitą, aš išmėginau elektrinis motokroso motociklus tenais, nes jie turi mažą elektromotociklų trasą ir tai yra taip smagu. Man aišku patinka dviračiai, tai motokrosiniai elektriniai motociklai yra sekantis žingsnis, jie yra tylus, ramiai važiuoja o performances nieko nesiskiria, bent jau mano akimis. Iki Anykščių liko visai nedaug, už lango lyja, žaibuoja, griaudžiam.
Tai labai tikimės, kad kol nuvažiuosim, oras pasitaisys. Taip. Kuo dėl apsistojimo ir plaukimo šiandien? Jo, galima. Fantas. Nors. Tai plaukiam? Aš manau, kad plaukiam, bet ne valandą. Ir gal biškai, jeigu mano, tai luktelt, kada tas oras gal bent biškiek pageresnis. Man atrodo, pagal mapsą rodo. Galim palaukti. Ja. If I were you, I would have gone too. If my life was such a mess, I wouldn't be you. But I woke up to yet another morning. Veik pando namukai. Pirmą kartą šitose namukas esu. Ką manai? Labai gerai, atrodo, net nesinori išeiti. Nu ne, kai už lango toksai oras, kur lyja ir apsiniaukia, būt šiltam namukė daug maloniau. Oras šiuo metu nelabai džiugina, bet lietus turėtų nurimti. Ten truputį šviesėja jau. Einam pasimsim įrangą, įsirengsim namukę ir reikės plaukti. Įrangą pasiėmėm, po truputį šviesėja, gal bus malonu plaukti, kuomet netaškis lietus siekės. Transitionas. Namukį įsirengėm, varom plaukti. Varom. Big Pond parkas Anykščiuose. Visada smagu čia sugrįžti. Čia paėmė savo pirmąjį boksą. Kaip savijauta po Big Pondą. Gera, truputėlį jau skauda rankas po tiek plaukimo, bet šiaip prasiplaukiau labai gerai. Jo, man irgi jau, mane tiek kiek rankos nelaiko, kiek tiesiog trūksta energijos. Tai aš manau, kad tiesiog reikia gerai išsimiegot, reikia pailsėti, pavalgyti. Ir šiandien jau nieko nebedarysim, tik tai pačilinsim. Rytoj vėlyvas startas. Tai turėtume spėti atsigauti.
trečia diena baigta. Esam Wake Pond parke. 9 parke. 9 parke iš viso. Aš asmeniškai jaučiuosi pavargęs. Nemeluosi, man irgi jau šiandien jaučiasi nuovargis. Šiandien kažkaip labai pasijuto nuovargis. Aš manau, kad išsimiegosim, nes šiandien turim ankstyvą pabaigą pakankamai ir toj vėlyvą startą, tai galėsim atsigauti. Bet šiandien išvargino, ko gero, tas lietus ir besikeičiantis oras, vėjas. Toks labai nenuspėjamas oras šiandien buvo. Pats parkas Anykščiuose, Wake Pondas, namukai žiauriai gražus. Taip, namukai yra neįtikėtini, nes pačiam parke jau mes esam ne pirmą kartą, jau buvom keletą kartų, bet niekada nebuvom apsistoję. Ir dabar pirmą kartą apsistojom namukuose ir jie yra tikrai neįtikėtini. Dideli kambariai, labai šviesus, erdvus ir vaizdas į Wake parką, tikrai visada nuostabu. Jo, realiai nuo lovos išeinim pro duris tiesiai ir matai parką. Ir kambariai, mano nuomonė, yra labai erdvus, yra dušai, tualetas, tobula. Plus dar yra prie pat kavinė. Mačiau, dar ir žmonės grilina, čia tiesiog apsistoja, net neplaukiant, apsistoja pačilinti, tai pats vaibas parko tikrai labai gražu ir labai gerai nuteikia. Ir aš tikiu, kad mes šiandien gerai išsimiegosim ir iki rytojaus atsigausim. Tai ačiū, kad žiūrėjot jau 9 mūsų seriją. Kaip visuomet prenumeruokit ir rytoj pasirodys nauja serija, bus nauja diena, naujas parkas, tai susitiksim rytoj, o mes einam ilsėtis.